Taigi, kaip prižiūrėti keturratį? Pirmiausia, reikia pakeisti tepalus. Rinkitės 10V40 keturtakčiui motociklui. Visada pataikysit. Šitaip keturračių nevartykit, bet tam, kad parodyti, tepalas išsileidžia šitame varžte. O prisipildo čia. Čia atsukus, pasite matuoklę, kur jūs galėsite nuspręsti, kiek jums reikalinga tepalo. Taigi, priekinė dalis. Ką mes turėtumėm padaryti su priekinė dalimi? Priekinėje daly yra daug įvairių jungčių. Visada persižiūrėkit, ar šitie varžtai yra teisingai prisukti, nes būna, kad nuo vibracijos jie atsiveržia ir pradeda dilti. Jeigu susidurite su tuom, kad pas jūs varžtai dažnai atsileidžia, tai gali nutikti, tada rekomenduojame naudoti varžtų klijus, vidutinio stiprumo klijus, todėl kad jūs galėtumėte atsukti reikalą esant, bet veržlė pati nesisuks. Peržiūrėkite visus tepimo taškus, jeigu reikia papildyti. Taigi prieikime prie galo. Gale mes turime grandinę, žvaigždės ir visą ašį. Pirmiausia, kad grandinė būtų įtempta ir sutepta. Tepalą naudokite, kuris yra skirtas bekeliai, tam, kad jums dulkių netrauktų. O kad grandinė būtų įtempta, jums būtina prižiūrėti galinės ašies varžtus ir įtempimo varžtus. Lygiai taip pat, kad neatsileistų, kad jie būtų pilnai priveršti ir įtempti. Čia mes turime įtempėjus. Taigi, juos turime stebėti. Ir aišku, visą laiką privalome žiūrėti, kad padangos būtų pilnai pripūstos.